eit. Ai. Žiūrėk, baigęs ruduo, žiema prasideda. Va čia žiema, žiūrėk, kai pasbaigs. Va. Iki pavasaris ateina. Nu, va, pasibaig nauji metai. Tu žinai, man jie atsibūda indų krūvas, plauk, tvarkyk. Ai. Na, Rūpužė, svarbiausia, žinai, prieina tų svečių, Rūpužė, tiekgi visi prisisprūksta. Aha. Ką aš paskuigi savo triusikos ant eglutės randu. Nu, kaip sako, žinai, į ūksus latki šitas kaimynas Vladas, šitas. Bet žinai, nu, aš tikrai esu prieš tuos naujus metus. Galėtų jų iš vis nebūti, iškart pereitumėm Velykan. Žinai, ką aš pagalvoju, kad apie samagoną nieką nesakysi, ne? A, ką žinok, man na jo bloga labai, na ta dzūkiška, tikrai. Ja? Aha. Aš, matai, šįmet negėriau paranaujas, aš gėriau tą bealkoholinį alą. A, tikrai, tikrai. Ar supranti dabar jau ką, aš pamyslėjau, ką, pavyzdžiui, tas bealkoholinės alas Na. į mūsų tą dirbtiną eglutę, Na. tai yra jau 2 žingsniai man link guminės bobos. Nu, čia, lygiu, dar smarvis gitarė. Na, žinai, jau kuku, smarvis, tai tau netrūks. Sveiki, žinoliai, atsiprašau, gal prenumeratą metam genys liko, vat. Ką žinot, ačiū, man čia per darbą biržą užprenumeravo sveikatą. Kas šitoks? Alzheimeris. Nesupratau. Nu, kur tas suprasi, šita liga Alzheimeris, o čia paštininkas mūsų. A, paštininkas. A, jaunuoli, jūsų problemas Murzilkas, genys, va, žinokit, pastaruoju laiku, tai aš neadekvačiai reaguoju pašalinių žmonės, erzina mane jie, nu. Не понял? Ага, вот поймешь. Вот ты в колес выйти. Вот ты в колес выйти, воится. Atsargiai, ta kur te pro šalį lėkite mašinos važiuojate. A kaip tu su tokia boba gyveni? A kaip su ją iš visų seksų su tokia pasiūtusi? Kokias gali būt seksas su ją, Rūpužė, ką aš apuluo gaudysi? Nieka. Svarbiausia, ką jau mėno laiką be aktą jūkia. Rūpužė taip traukia ant mergų, negali pavasaris artėjama. Ne, tai tu neteisingai darai. Dabargi įsijėgiška pas mus į mediciną. Nuvesk pas daktarus, tai tau viską išrašys, sutvarkys jie. Garbusis, aš jį buvau nuvedęs pas visus daktarus. Seksopatologą anatomą, pas zoologus buvau nuvedęs. Kinologai apžiūrėję, nieko neranda. Sako, duok tu jai kojeliu į galvą, tvarkyk kol šilta. Vienas receptas. Nu, tai kogi, ne? Nu, tai kur aš gyvą žmogų kojeliu galvono. Ma paskui, žinok, laidotuvėm daugiau pinigų išeis. Ma pigiau bus kokią kurvą susirast par laikraštį. Tu tada pas gastronomą nueik, nu, tas, kur žvaigždžias žiūri. Nu. Jeigu su kortom ten greitai išbūrė kažką. Buvau aš irgi, žinok, ten mes su juo preferansą suvarėm partijikę. Nu. Rūpužė kaimynas naują mašiną nusipirka. Nes, supranti, jis sako, žinok, tau su seksu viskas. Jei prasidėjo mėnuo, pauzė bus viskas. O, mėnuo jau baigęs. Nu, aš tave seniai užjaučiu, nu. Nes pas mane irgi buvo tos pačios problemos jaunystėj. O, jaunystėj neduok dieve. Bet ašgi išsprendžiau, tu mataigi, koks aš. A, tai kaip garbusis įsprendė tą dilemą? Matai, aš kada buvau jaunas, aš gyvenau Sibiras. Nu, Sibirį. Neduok dieve. Ne, aš gimiau, aš vietinis sibiriakas. Supranti, ir man taip pat buvo su vienu moterim. Ir man tada šamanas vietinis, nu, tie, kur būrė su šlutelėm, man pasakė, kad tu turi nueiti kaip tik žiemos vidurys, ant po ledų giliai užauga tokį mėlynspalvį gilė, ant dugno ežero. A, nu, aš dėl sekso nors į ugnį. Tai va, tu turi išpjauti eketę, iškasti tą žolę, gėlę, nunešti namo, būtinai labai sausai išdžiovinti, po to ją būtinai sutrinti iki pat miltelių. Tai gal aš sutarkuosiu. Gali tarkuot. Tai va, tos miltelius tu turi užpilti virintų šulinių vandeniu, kad viskas prasiskėstų. A jeigu iš krano negalima tik iš šulinio. Tai va, po to va tą visą nastojų, tu turi padėti jai po lovą. Nu, mylimai, tavo atžvilgiu, tai aš nežinau, tai boba. Padėdi po lovą, a pats iš vakaro ją
savo moterį turi primaitinti labai surę silkę. Nupirk silkės. Ta ir iš bačkus gerai. Bet dar reikia pačiam pasūdyti, rafinuotą druską, kuo galima daugiau. Ir viską... Salietras turi namuose. Gali, bet viską, kad suvalgytų. Įtrinsiu. Taip, ir viską, kaip suvalgys, tada lauki pasaloj. Lygiai už valandos, jinai sakys, brangusis, atnešk man atsigert. A tu tada sakai, ne, aš neatnešiu, ba yra polova. Jinai tuo momentu tik pasilenks, paims stiklinę ir tada tu išlinki iš pasalos pasiimi didelį kokį bomą ir duodi jai per galvą. Ir kol jinai dar šilta, varai ją bespощадной. Aha. A ja, supranti, man tai garbusis, aš būtinai pasinaudusiu. O šitai kitas dalykas, aš šį vakarą negaliu, supranti. Bo, supranti, jinai rytoj aš ją vesiu pas geologą. Tai jin sakė, kad tu į vietą jin turi būti švari. Aha, a čia yra kita išeitis ir įeitis. Tu ją būtinai paklausk, ar jinai kartais rytoj neina pas stomatologą. O čia tai mintis, kur ta leukadija, rūpužė, kur jinai. Leuka. Rūpužėnagi sakiaugi mašiną nuskynė ją. Bet čia ir geriau, dabar tau net žolės nereikės. Davai pirmyn dėdas, nu. Labą dieną, daktariukas, labą dieną. Sakau, vakar net nespėjom pabendinauti, matot, apsėklinimą dariau. Tai norėjau paklausti, kas ten dėl spermos jų. Šiku jūs taip reikia, dieve. Norėjau sužinoti, kogi jau toks senas, jau galima sakyti, viena koja karste, o vis dar spermos tyrimus darot. Nereikit, jūs čia ne mano iniciatyva viskas buvo. Čia suprantat, leukadija, leukadija yra mano žmona. Jinai sugalvojo, kad ar mums dar saugotis ar ne, kad patiri tą nenutraukto akto, tą pojūtį ir suprantat. Tai ko atėjot, ką jau? Čia atnešiau buteliuką. Tai kad jisai tuščias. Tai va, žinokit, daktarėlė, tame ir problema. Suprantat, aš iš pradžių kaip žmogus taip dešinę rankis, aš bandžiau dešinę ranką. Bet žinokit, nieko nesigavo. Paskui galvoju, gal vis dėlto kairiai mano stipresnė, aš plušėjau, žinokit, pusvalandį dirbau su prakaitavę, bet, žinokit, niekai. Paskui pasisiūlė leukadiją padėti, žinokit, galvoju, senutė, bet jinai spiteri labai. Oi, ką jūs, abiem rankom bandė, susidraskė abi rankas, bet niekai. Paskui pasisiūlė dantim. Aš ją norėjau atkalbėti, bet, taip, mano teisybė buvo, išsilaužę abu likusius dantis. Bet žinokit, daktarėlė, mes, niekaip negalėjom atsukti to buteliuko. Senelį, tai čiagi yra viskas daug paprasčiau, kad prisemti į šį buteliuką spermos. Nereikit jūs. Reikia paprasčiausiai paspausti kamštuką, va. Ir atsisuks. Supratot? Aha, žiūrėktų kaip įdomu. Klausykit, daktarėlė, gal jūs turit didesnį buteliuką? Ai, gerai bus šitas. Bet dar norėjau perspėti, pas mus poryt išeiginė. Ne, tai jūs čia lukterkit, niekur nenueikit, aš čia porą minučių ir tuoj grįžtu. Man svarbiausia nueit. Elegijau. Kas yra? Aš prisiminiau, kad tu senais laikais man prieš miegą paglostydavai ir paspausdavai ranką. Gerai, atmintis tavo dar kokia, žinau, duok, aš prisiminsiu. Davai, mėgūk dabar. Dar prisiminiau, Eligijau, pameni, da pabučiuodavai man kaktūną. Jėzus Marija, neduosin man šią naktį mėgut, šią pabučiuosiu aš tave. Ar pužiat viški kapais atsiduodė man? Buvau, žinai, ant kapūro kantiškėsi pažiūrėti, kad šitų dirbtinų gėlių nieks nepavagė, žinai. Kas dabar jas vosgi tų dirbtinų ir aš ilsatau visokių pilna dabar, nieks nebevagė jau. Jau, tas tiesa, žinai. Eligijau. Kuda? Taigi man dar prieš naktį
Скандžiodavai kakliuką nerotinį sezoną. Tai kada čia prieš karą buvo rūžė, atsimenu, kakliukas buvo vis, gerai, prisiminsim jaunystę einu. A kur tu čia dabar eini kakliukas, taigi čia? Tai eina dantis įsidėsi. Ale kokie dideli dantis, pažiūrėk, lygiau, na čia žuvytė, na čia žuvytė. Čia yra žuvytė, katrus vardas ir piranė. Nusipranti, čia akvariumą yra principas. Katras katrą greičiau išeis. Tu matai, žiūrėk. Ale žiūrėk, rankenų nėra, kaip Tai kaip durinį neišim, žinai, kad durinis neik priepolius užžinti, kad nedaryt, kur atsidaryti. Teisė, einam prie stikliuką, pažiūrėsime, ką reikia veikti. A va čia praeis. Čia ne tas praeims, nu jak tu durna, čia kolona yra, prie stikliuką pasižiūrėti. Ką paaiškinti man negali dabar. Einam pažiūrėsime, vuniaus įrangą, žiūrėk. Lempičių, Ale kiek skilučių. A tai kam dabar tiek skilučių? Ką nesupranti, visi vienoj vunioj maudas, kad visus purvus su šampūne pudom ištraukta. Nesupranti. A klausyk, tai čia jinai jam davė, ne? Davė visur, kur papuolė ten davė. Tu tik pasilenkė ten negali. O Jėzu, čia negalim prie akvariumo pasilenkt, dar žinai neduok Širamyti, dievė. žiūrėk, kokie geri daikčiukų visokių yra. Dabar tu lygiau man paaiškink. Davė, kur pasilenkė, kur kiek, tai kodėl dabar jinai už jo netekėja? Ale tu Leokadija žiūriu darna visai. Nu kokią normalią bubą tau nurysim pavardę psichovenę. Nu, žinai, tam racijas yra. Na, rūpušė, nagi, pavyzdžiui, nu aš, pavyzdžiui, jeigu būčiau alegijos žopą, nu tu būtum Leokadija žopovenė, na. O Jėzu, neduok dievai, polikliniką eit su tokia pavardė, analizus ims tik iš vienos vietos. O Jėzu! Einam pažiūrėsime į svetainę, kaip jie te gyvena, einam. Išnyki pulsutė. Kaip žiūrėdami šią, aš matai, čia būnu vakarą. Ale kaip natūralios. Žiūrėk, klausyk, čia butkutės pačiūžas, kam Jėzus Marija, Kas yra, ką tu čia darai dabar? Ale koks pas tavi užpakalė loridizmas, kažkur klausyk, tu man fiziškai labai patinka, gal, žinai, apsiženėms. Jūsų žiniai elegija užvakar mes atšventėm 50-metį. Kai kartu gyvenam. Auksinių vestuvių. Sklerozė. Kažkas smirda. Kur? Jėzau, Eligiau, čia tavo kelias, nu Dieve, per 3 metus gal galėtum nušiuosias pasikeisti, na? Tai kaip aš tau pasikeisiu, magerė feršliusą sugedęs, na. Jėzus man, tai pridenk su palčiuku biškį, tada toks kvaps neįlys. Pardat. Jėzau, kaip gražu, pažiūrėk televį. A ką šaldytuvas, maistas nemokamai? Viskas nemokamai čia. Nemokamai? Ale kaip žvaigždas dasigyvena, žiūrėk. Kokius čia žvaigždės, po perkūnais iš pavarinės tik botkutėgi galim pažyti. A kuri ta yra, ta šita, kuri ta botkutė? Nu, nemylėjau tave šiandien mano gimimą dieną. Ai, šitą, Jėzus Marija. Ale, tu pažiūrėk, čia gražu, kaip zoologija sūdė. Aš, žinai, paraišką jau padaviau, užrašiau masabą į akvariumą 3. Ai, kto? Na, kur jau manai? Gamtinė kūkščiai yra akvariumis. Akvariumi turi būti vanduo, smėliuko, žolytė, lastai, turi va būti su tais va tokiais, supranti. Žiūriu, kad tu durna visai. Prisisimus to socrealizmą, nu čia gitariamai akvarium, čia yra terariumas vienminčio. Par prievartą suvestų į vieną vietą. Ai, šitą gyvūną, ką prisiminiau, neseniai buvau šitam zoologijos sode. Kada tu čia buvai dabar? Kai tu į grybų zelionkų buvai išvažiavę. Na, buvau. Rūpužėgi atvežė tigrą, nu. Ai, kto? Na, nematė, ne, aš kur tą matysiu, rūpužėgi iltis, tokios baltas, žinai, gražios. Tokia, žinai, kvapas, tai nuo tave eina. Dirižuotas, supranti, aš te stovėjau prie gardą, priėjęs. Matai, žinai, atkiša tik tai. Padarė man tigras. Nu, žinai, ką lygiau, aš kiek žinau, tigras daro ne
o daro rrrr. Teisingai, na kai veido prieina snukiu, tai daro ar. Ma padarė, nesvarbu. Nu tai va socrealizmas, nu visiškas socrealizmas. Eik, tai tik greičiau einam bankomatą ieškot, nu. Koč dabar doleris, reikia pirmą pasimti šitą vežimį. Šitą reikia pasikeisti, ne iš tos pusės eini, čia nu kur telipi, nejuokink žmonių, ale durna buvo. Reikia įsikeisti doleris į litus, į stabilią valiutą, buvo labai doleris krenta paskutiniu metu. O koks jau tu gudra, išnyka pas tavis, taip viskas stovėtų, kaip jis krenta, tai būtų labai geras. Stop! Kas ši dabar per gašlės tokius užuomenas. Aš seniai dantis negavus rūbai. Šią imk vežimų karės. Ai, šitą Leukadiją klausyk, aš seniai norėjau paklausti praeitą kartą, kai mes šį buvau parduotuvėj. Kas tai buvo tos gražios tokius dėžutės mažutės? Na. Daug prirašyta visokių anijonų, katijonų baltymų, tėvų tokių gėlyčių pripiešta, bananai, visų. Taigi ten jogurta akcija, vieną perki gauni 3 nemokamai. Ai, tu supranti, jogurtas. Na čia nepasiekėme dalyką, einam nusipirksime portveiną. Dėk. Padėk ant žemės, taigi su ratukais, ale durna visai, nustumk, eik. Na. Kiek perkūnais buvo. Stok, palauk, matai, nu tos vietos reikia sėsti vežimuką, nupiešta, taigi sėsti, nu tos vietos pastatai. Lygsvarą laikai. Laikau, valia. Pasirankinuką pargyti. Juoda duonelė, kaip gardžiai kvepia. Dabar kiek aš čia jam daviau. Na, ta kokia šiandien pas mus dienų sriuba. Nu tai aš barminės klausiau, sakė, kad vakarykštė agurkinė. Tai įmam. Įmam. Klausyk, Aleliau, kad įsivaizduoji, kokią aferą dabar atskleidžiau šitam restoranėje. Bet tu ramiai negali viešas įstaigas. Neklausyk, supranti, tuos pinigus, kur daviau Šveicariui ant arbatos. Aha. Jisaigi išleido ne arbatai, o degtiniai. Eik, arbatai. Ale kur aš padėjau tuos 20 litrų? Nugi aš tau indėjau, lygiau ryte į vidinę kišenę. Kad aš nieką nejutau, ten žiūrėjau vidinį, ten nieko nėra. Nu, ali prūta bokštas, kur tu ieškai šoninį kišenį. Nu, Čia taip vidinė šlapė. viešpatie lygiau, nu tavo šitą sklerozę tokį tempų progresuoja, greičiau tu pas gydytojus kreipkis, nu. Tarp kitką, dėl sklerozės dabar angiuoja, aš nuėjau pas daktaras. Sakė, jokios sklerozės nėra. Ale tik uždraudžiama rūkyt, gert ir mylėti su moterim. A tai kiek ilgai? Sakė, jeigu pasiseks, tai neilgai. Nu duok diev kokias 2 savaitės. Tai džiaugias, aha, vis tiek tu greičiau mirisi. Oi. O magi reikės jaunus gaspadį. Klausyk šitą, aš dabar pagalvoju, klausyk Leukadija, kol tu gyva, da tu man patark. Nu tavi liks daug kas, drabužėliai važinai, ten draubulių visokių vakarauliai gintariniai, nu ir tavo honoraras už prasipergyvenimą. Nu tu čia žinai, mano karjeros laiptų neliesk. Ir dabar klausyk, kol tu gyva, tu man patark. Vat aš jeigu pasakysiu, kad mane 75, Ne. o 50. Susirasti jauną žmoną, mano šansai padidės. Lygiau, aš tik vienų dalykų žinau tikrai. Kad tavo šansai padidės, jeigu tu pasakysi, kad tau 96. O. Da. Gadara, ne? Kaip tik šio įliūlį, nebūtų žmonių. Tie gražios mergos jaunas Jau vaikštas. viskas aišku, viskas. Svarbu, Eligijau, harmonija. Knysaita mane nupožė, kaip ta vaitės mane užknysa visai su tai. Jėzus Marija, tu leisi man žodį pasakytą ne. Nu, va, dabar sakyk.
svarbiausia harmonija lovoje. Nu jau kas čia tai pas mus harmonija visiška. Tu nenori, o man nebereikia. Klausyk, tai mes užsakam tą dienos sriubą ar ne, Jėzus vakarykštę? Nerandu aš tų 20 litų matyti Šveicariuje atidėti. Nu tai prūta būkštas, nu tai gerai, kad pensiją 5 litais pakėlė, da pratemsim. Kiekvienam duodariu prie durų dabar dalini pinigus. Nu, Jėzus. Kai tai šipezys, mes einam iš. Eligijau, labai norėčiau tau padėkoti, kad vasario 14 proga mane pakvietė va čia į restoraną. Ta mažiau džiaukės, valgyk tik greičiau. Kad čia labai gražu, va žvakutė, va šampaną. Neliesk šampaną, valgyk sriubą atšauks. Aha. Kas čia buvo? Čia aš dabar tau tiškiauja kaktą su šaukšto. Tai užšoka. Kad sriubčiai, kai kiaula degla, žmonės da išgirs, tėliau valgyk. Kas čia dabar buvo? Dabar vėl dėjau su šaukštu į kaktą. Nu tai ką lygiau dabar aš nesurpčiau. Aha. Aš kaip prisiminiau, kai sriubčiai, tai man nervai neišlaikė. Valgyk tėliau tiek. Šaus sriuba. Lygiau aš tavo akyse išvelgiu pyktį ir neapykantą. Va dabar labai gera prūga, ko aš per daugelį metų tavį norėjau paklausti. Mes gyvenam 65 metus kartu. Ar tu niekad nepagalvoji apie skirybas? Leukadija, nu Pupierkūnais, kokios skirybos. Tiek laiką kartu pragyvenę, kaip tu galėjai pagalvot, kad aš galvoju apie skirybas. Apie skirybas aš negalvoju. Bet vat apie žmogžudystę tai prisipažinsiu dažnai. Kučiai įsižiūrė, užverk špakinyčią, valgyk sriubą, greičiau žmonės tuoj ateis filmavimą grupę. Taigi serialą, dekoracijas. Aš galvojau, kad tu mane pakvietė į restoraną. Ta tu durna, kad aš tave kviečiau į restoraną, šiltą sriubą pamačiau ant stalo ir pakviečiau, valgyk. Ali, kaip tu buvai visų gyvenimų svolačius ir likai? Ach, tu kalėnė dėkinga, kad atitokautis nori ant šaukšto. Šitą aš išsuksiu, va. Na, va, tai dabar liksme neėdė per tave. Einam iš čia žmonės ateina. Jėzus Marija, Leukadija, kai gerai, kad tave čia užtiekau, kai tik prieš savaitę ženšenę šaknį suvalgiau. A tai ką, atmintis atsirado? Nu, prikučia atmintisgi šitą, reakcija mano. Nu tai gerai, gyvenimą turi būti. Fu, tai kokį gyvenimą, ne reakcija, o erekcija. Palauk, lygiau, o iš kur pas mumi namie ženšinę šaknis? Taigi ant tavo tualetinę staliuką gulėjai, aš biškį apvaliau, žinai, sukramčiau pučiučiu. Nu, Jėzau, nu visiškai tau klimaksas dėja per smegenys tegi buvo saliero šaknis, kur aš praeitų savaitę buljoniuką norėjau išvirti. Ale, tu matai, aš galvoju, kutę į tokią storą neskanė karti šaknis buvo. Na, Leukadija, vis tiek, kur tokia provokacija tokiam šaltelė, kai meškutis atrodai gražiai. Va, ačiū Dievui pakėliau žvakutę. Na, Pupierkūnais, aš su tavim 100 kart galėjau išprotėti, o nugi žvakutę statą lapkričio mėnesį parvėlinės.
Dabar vasaris ant kiemą iki lapkričio tau jas kelis kartą švoks, tu supranti? A tu mane supranti, lygi, o ašgi šitą žvakutę pasėmiau slydęs ištep. Nu, su tavim tikrai iš proto išeisi tau klimaksas ir šlapimas, tai trink per smegenis. Geriau man padėk pakelt slydės, ne? Tu sakei slydę, žiūrėk, gerą tepalą pasirinkai, ne tai kai reikė. Nu, lenkis, aš Gerai, padėk. Jėzus, kaip intimiai lenkėsis, nu, kai meškutė toks vaina. O, kaip gerai klausyk. Duok ištrinsmė, nu, padėk tą lasdą puperą kūnais, šią laikyk žvakelą. Laikų, šitai prikanė. Empezavai laikyk, gerai. Prispaudėjai? Prispaudžiau, aha. Varam. Jėzau, kaip slys dabar gerai. O Jėzus, kad tik nenuneštų vėjas. Ale matai, kai Rostropovičių žiūrėk varo, o gerai viskas tvarkoj. Mesk nafik žvakelą tą. O, kai gerai. Jėzau, kaip gerai. Lygi, jau žinok. Palauk, aš turiu tau surpriziuką. Įdomu. Taigi artėja tavogi gražiausia, mylimiausia metų šventė vasarį 23. Pameni, kai tu iš miškų grįžai? Jėzus Marija, sušaudytas visas. Va, žiūrėk, nėriau, žinok, 3 savaitės. Va. Spalvelės priderinau, žinai. Spalvelės tokius maskuojančius turėčiau pasakyti. Nu, kad biški per mažas kapšiukas, per didelis tas smyčius. Nu, taigi išneši tam reikalų, jie lygi, jau neištastygi. Tam pasismachyras. Ne ant tų dedi, ne ant tus galvus. Negi, Na, pasislink, pasimatuosiu kažkokie. Nežiūrėk. Ar atitinka išimti? O Jėzus atitinka, bijau, ką mažas nebūtų. Žinok, ne per šalis. Nežiūrėk tu. Kaip tik dabar, žinai, vėl tie šalčiai speikai. Žinai, tau reikia pasisaugot. Ar gerai, negirdžiu? Gerai bus į vidų kailių, kada įsiūsiu bus gerai. Alenu, puikiausia dovana 90-mečio progalė. Iškart pas tavai fantazijas tokios, va tuos, kai užveršiau, nereikės ne ženšenė. Nustokis ant slidžykio. Aha. Nu va, atsistoju. Nu važiuok. Va. Na, tu durna irgi mat ptica Feniks, nu pagaliukų reikia, kur ta čia oro neatsispirsi. Čia pastabdyk rankas pagaliukų semk, nu. Jėmugė, Nu, įvažiuok dabar. Dabar stumtis. Nu, dabar spirkis. Į žemę spirti reikia, ne, o taip, po biškį, o taip. Seniai, glušinu, senatvė baisus dalykas. Stovi tu ant jos slydžių, nulip nuo jos slydžių, o paskui tik stumk, Nu, aišku. Na, pasiruošęs? Nu, pasiruošęs. Nu, varyk. O, gerai. Jėzus, rankom dirbk, rankom stojk, nepupėra kūnais, su tavim nesusižykė. Labas. Sveikas. Tai, girdėjai naujienų, nu? Taigi praeitų savaitį Račkauskas džipų per TV laimėjo, nu? Visas kaimas žino. Nu, aš tau sakau, kaip šneka, nu. Oi, kiauvai. Nu. Nu, pradėkim nuo to, ką ne praeitą savaitę užvakar, ne Račkauskas su Paškevičius, ne per Telelotovų kazino, į ne džipą, o 300 litų, į nelaimėjau pralašę. Sakiau į 10, ale nu durna buvo, ant slydžių pastatyk. Akučių 30 laipsnių šalčia be kepurės pats, ką? Ha, be kepurė. Jau dabar mane neprigausi. Praeitų kartų su kepurė buvau užsismaukęs ant ausų. Tai vyrukai kvietė išgerti, o aš neišgirdau. Tai o dabar tai man kepurės neužmausi. Aha. Čia man kažkoks tai dežavų. Aš manau, kad aš jau tą bajeriuką kažkur girdėjau. Aha. Vyrai, klausykit, atidžiausiai grėtkis, čia turi būti senutė kažkur tokia krūvoj. Atsiprašau.
Čia kažkur tokia naftalininė senutė, kur gal čia pribėra. Ale, rūpužė, kaip gražu, žiūrėk, spalvą pakeitė. Aha, žiūrėk, va, išdeltonosim. Ale, ir formą keičia. Netikrai rausi. Ne, čia be jokių debatų reikalauti. Avagina, Leokadija. Alio, Leokadija. Vyrai, radau, važiuokit namo, radau aš ją. Nu, negėda visai, nu, klausyk, nu, su tavim, žinai, kai su nedresiruotu šuniu. Išeini pasivaikščiot, biškekis pakreipiai dingsti. Nu, tas tokis, rūpuž, nu, tai ko tu nesisaja girdi, nu, prie žmonės gėda. Visą fasadą atkišus, nu, gėdam. O, tai ką tu čia dabar darai? Į minuotojus buvau iškvietęs, dabar žuliapjuvę pasisamdžiau, galvoju, rasiu kur. Va kur, tai ką tu čia darai? Ale, rūpužė, bet kokia aš tau dabar rangi? Na jo, kai atminimas. Tai ką tu čia darai? Šitą va, žinai, vaikščiojau, va, pamačiau gražią gėlykę, nugi noriu ant palangės įsikasti pasidėti. Graži, geltona galva, kaip gražus. Na, lietu visai žiūriu be razumę. Nu, čiagi yra pienė, nu. Ai, kai ką nenašilaitė. Nu, dieve, tu mano, nugi pasilenk papūsi. Nu, pasilenk. Gerai, po čia. Na, žiūrėk, aš žandikaulis neiškristi. Na. Nu, arčiau, ką tu ten? Užėm, kas čia dabar pradėjo ratus sukt, kokie tai insektai aplink. O, ramiai nejudėk, žiūrėk, koks bimbals nutupė tau ant skruostą. Kas buvo? Taigi, šitagi skaudži, nu kas dabar? Ale, tu žiūrėk, nu visą lentelę laimėjimą išmuzojau tavo kraujo. Ar pristovėt, kiek buvo rūpų? Šitą, tai tu pirkai laikraštį. Kaip mane visai duriniam laikai. Iš dėžutės kaimynų ištraukiau. Ai, nu šaunuolis. Reikia pasitikrinti bilietų. Tuoj sutikrinsim, aš GPS. Netikrik, Elėgi, jau dabargi šitą einam toliau. Žinai, už 7 litus jau užmuš, va jau viens. Einam. Šalės. Nu, laikykis, pavai pakristi nerasiu. O, Jėzus, Marija. Nu, laikyk lygsvarą, Leokadija. Aha. Ne visai sukrešus jau. Dabar žiūrėk, žvalgykis į šalis, kad nieks nematytų. Žiūrėk aplink. Aha, žiūrė. Taip, palauk, 6,92. Aha, va. A šitą mes ką nors Elėgiau laimėjam? Šūda. Tiek šitą Elėgiau pinigais nejamk. Na tai ko toks dabar berybės džiaugsmas? Na, žinai, kad galvoju, gal parduosim. Tai ką tu parduosi? Nu ką, va šitą laimėjam, nu. Jėzus, gluša visai. Nuspirksime žiguliuką. Katrų velnių dabar tau žiguliuks. Nu, Elėgiau, aš galvoju, suprant, pasaulį nors pamatysim, nu. Aha, nu, šitą ar aną. Jėzus Marija, ale kokia tu baisi. Bajumat, jungs mikrofoną, jungia mikrofoną, grįžtame laidą, pasiklausykime graudžios dainos, kad jūs žiūrėtumėt mus ir gailėtumėtės. Tai žmona dainuoja, prašom. Stambiu duokit, Jana,
fonogramą, kas, nu, įjunkit kokį nors moterišką balsą, pavėliuodai. O, va, apie darbą, kokią dainą įdomi, čia niekas nieko nedėr. Žiūrim tada reklamą ai, va, o, kokie siužetai. Beprotnamis. Ačiū už tą palaikymą, Jėzu. Niekada tokio palaimos nepatyriau, nu tiesiog labai ačiū. Na, kur atlygis? Nu, kada ačiū, aš kaip ir turiu dar, žinot, kokiom smulkiom išlaidom. Ne, atsiprašau, kiekviena paslauga yra mokama, tai prašau ir man sumokėti. Aha. Aš galvojau, kad jūs iš tyros širdies čia bandinama padėti sentančiam žmogui. Nu tai ką jūs galvojate? Aš neturiu. O aš turiu 2 vaikus ir maža to, dar baigusi 2 aukštuosius jūsų žiniai. Aš irgi žiūriu, belaikydamas, kad jūsų toks taurus veidas. Klausykite, tai kaip jūs taip su 2 aukštaisiais, 2 vaikučiais tapo tokia lengvai prieinama parko moterį? Na, man paprasčiausiai pasisekė. Aha, nu matot. Bet tai klausykite, kokia jūs graži. Ačiū. Ne, Roška. Aha. Pavasarį. Visą savaitę orai keitėsi, iš pradžių šilo, o pabaigoje kiek atvėso. Šiluma, kokia ji bebuvo tokia, žadino gyvąją gamtą, daugiau optimizmo įkvėpė ir žmonėms. Ale gražus kraštas, kaip norėčiau. Tai Kazachija. Nu, matai, kas yra šalis toji Kazachija. Kazachija užima ganėtinai didelį plotą teritorijos, savo teritorinio vieneto atžvilgiu, kuriame veisiasi džairanai, kolanai, auginama stiklo vata, įveisiasi kiti žmonės, daugiausia kazachai. Ale kaip norėčiau, ką nors užkrimsti. Ale tu žiūrėk, ką daro Valinskas. Nu žiūrėk, skandalas nenutilo. Tiesioginėje televizijos laidos transliacijoje iš Šarūno viešbučio Valinskas paskambino į policiją ir pasakė, kad užminuotas visas Vilniaus miestas. Į grasinimus būti suimtam, jis ant visų padėjo skersą, išvažiavo iš Vilniaus, į kurį daugiau tą vakarą nebegrįžo. Ale žinok, saulytę, kaip kažko saldaus norėčiau. Tai gal tu ne iš čia? Tai gal, kad ne? Tu geras, ką? Taip noriu nueik tėvą į kioskelį, nupirk man žemuoginių ledų, a? Ai, dieve, senatvėj variniai dar reikia. Nu, eina. Tai gal tik užsirašyk, nes vėl pamirši. Nu, tai ką, aš jau senis visiškas, ne? Ką aš neprisiminsiu? Ko reikia, sakyk. Na, žemuoginių vaplinių ledų. Nu, tai kas čia yra 3 sakiniai? Žemuoginių, vaplinių ir ledų. Tai... Bet tu tikrai nepamiršk, aš tavęs labai prašau. Ai, tu ką, tu kaip tu mane užknisai, tai... Dievele, kaip gražiai gamta prabundava. Paukštukai skraidžioja, va, matai. Nu, pasėdėsiu aš taip. Jėzus, kas daros, nu tai ko čia sėdė įsižargus? Viešpatė, nugi sarmata prie žmonės, nu, šės, o. O, tai dėkuosi, čia šitas vėja gūsis, praputė. Aha, žinome tos gūsius tavo. Tai atnešai, ko prašau. Tai žlibagi, matai, va, kai sakiau, va. Buterbrodoks, bulvikės, jau servetėlę nutrinti. Nu, durnelė, nu. Taigi sakiau, užsirašyk. Tai ką čia man parnešai? Tai ką pamiršau, nugi buvo 3 sakiniai. Buterbrodukas, bulvikės ir servetėlę. Taigi aš sakiau, kad pamirši. O kur augytas agurkėlis? Jėzus Marija, gi stovi, aš tą muziejų galvoju, ką aš dar turiu nupirkti. Na gerai, pasėdėk, suvalgyk tą, ką parnešiau, aš atnešiu agurkiuko.
A tai ką Nu, valgyt? tai ką parnešiau, tai suvalgyk. A tai kur padėjai? Apie daržų. Girti rūpūžą dabar, va dabar ir ieškok, nu. Ale tai... Gal va šičia bus užkritę, žinai, reikia pasidaryti. Žinai. Žibučių paririnkau, pasimergelą nukakau. O, Stepanida. Kas yra? Čia, Stepanida, čia. O, Nu, tai ko ieškom? avelį nežino. Aha. Reiškia, nežinom, ko ieškom, ne? Likščiol. Bent kas aš, žinai? Nu, matau, kad žmogus su chrizantėmom. Aha. Nu, kaip ir aišku. Jo. Kam žmogus su chrizantemom, o kam būtų valdybos pirmininkas? Nu, kada už šviesą mokėsim? Už ką? Už dujas, už elektrą, už kabelinę, už telefoną. Kada? Nu, šitą, va, rūpūžę vadėdą reik paklaus, nu, va, šitą. Ta, kur kita saldžiosios porelės pusė? Ai, šitą, tai išvažiavo ryte žvejybant, supranti? Pasiėmė vėfą, minkštasolį, sakė, nerštas labai geras, žinai, kimbas rymelės, tintas visokias. Dabar. Nu, Nu, tai kaip matau, su atmintim nekas. nežinokit, dėkui, dabar geriau. Dabar geriau, bet dabar pradėjomgi pas atminties treneriai treniruotis lankyti. Pagerėjo, jo? Duok tu man treneriaus pavardę. Aš užsirašysiu, bo man jau nusiboda iš jūsų pinigus kaulit, aš jūs duodu į teismą į viskas. Šitą tą trenerę, va, pamiršau vardai, nu kaip tas vards, nu kaip čia, kaip vanduo, nu kaip... Vandenis. Nu ne, nu šušuda. Šumauskas. Nu ne, dava. Nu ką, į žuvėdrą? Nu va, šilčiau. Nu kas pas mums gali būti su vandeniu? Kas? Pas mus žekė, kranas, šiaip upė, ežeras, jūra. Va, gerbiamasai, dėkui, jūra. Jurijus, va. Kaip tik ir, va, Jurijus ateina. Klausyk, Jurijau, kaip te mūsų atminties trenerio pavardė. Va, žmogus dūmisi, žinai, interesantas. Kas yra tas šitas? Aha, interesuoja. Taigi čia šitas... Tik, nu jo. Šitas, nu. Tai jo. Nu tai iš kur aš jau žinau šito žmogaus pavardę? Ką, tu klausyk, Mičiurinas ir tu, Izolda. Aš jums supratau, čia su atmintim nieko nebus. Aš jums berniukus pasamdysiu, tai jūs man visą likusį gyvenimą ant vaistų dirbsit. Palauk, kur čia? Ką žinau, kur durnynas kažkoks. O šitą tu programą nupirkai? Nežinai, Mauten, aš nesuprantu, man nervai nebelaika. A tu programą nupirkai? Na, šiandien tau programą, aš tau pilną duosiu namuose šou. Žinai, jau visai išprotėt galima, nu tai. Šitą va dabar, va šitą prisimenu. A, nu prisimenu, va. Tas ne, tas mums eina gerai. Na, tu poteris išmokai, kai aš tau sakiau. Čia visai pamiršau. Nu, tu palik vieną, ir net tai ne poterių neišmoks. Ar ne, kokie senelių namai, tai ant taviliais tau pakvypa, ką? Na, žinot, malonė, ponia, kas jums čia kaip viešoj vietoj jūs nesant praeivio mėtat? Šitą jaunuoliai kitą nematot, kad kapinaitė atsiradžio, na. Jau kądė, a to. Nagi iš veidą pažinau, na. Elik, jau nuturu, pužašiau 6 valandas šaknaisius tavys laukiu. Kur kibiriuks, kur aš tau padaviau, kad vandenuką atneštum gėlikiam palaisti. Na, užtilsi biški, ne? Tave pavystygi pro vartelius kapinių, kai įėjai, kai davei fugą, ašgi tave paleidau iš horizontą, nu.
A paskuigi, beidams pajutau, kad sąnaris tik suka, žinai. Tai ką aš padariau? Ašgi grįžau namo, jaučiau, kad lietus bus, ir šaškes pasiėmiau. Nu, labai gerai padarei, aha. Gerai, tai gerai, bet tai vat kam nežinau. Nu, nesvarbu. Nu, Aš šitą klausyk. nu klausyk. Nu, jau paklausėm. Ir išgirdama. Ale žiūrėk, tu kaip ta mūsų rododendra išbujoja. Aha, šitą va pardavėja sako, kad sėkla gera bulgariška. Aš sakau, impars yra, va žiūrėk, apjuosiau bišką, prašau, kad vėja gūsis nepustušinė. Klausyk, aš šitą keliumtų vakar grįžai, nes aš televizorių kaip žiūrėjau, LTV ir užmėgau ir šitą negirdėjau. Keliom grįžau 6. 6. Bu kaip dabar prisimenu parke visas partijas 70 visas pralošiau. Žinai, toks liūdnas grįžau. Tu miegojai jau, nuėjau į virtuvę, žinai, atsigėriau pieną, padainavau liūdnas dainas kariškas, atėjau, atsiguliau prie tavęs. Aš šitą Eligijų dujas ir elektrą išjungiai. A kam, vis tiek už nieką nemokam. Va, aš ką norėjau pasakyti. Guluos aš prie tavęs ir jaučiu, kad tarp mūsų guli kažkoks glitus. Gal koks gyvulys? Nežinok, ne leukadija žmogus buvo. Jisai taip guviai straktelėjo, kojenike susidėjo, švarkelį užsimetė ir staigiai pro duris. Aš tada jau viską užrakėjau, žinai, kabliuką užkabinau ir va. Aš šitą, ką nors pasakė, ar? Ne. Nu, tu matai, nu hamas, nu. Jokios kultūros. Ai, kokia čia kultūra, supranti, nei tau labas, nei masų dieną tau. Nu tai ką mes čia, kur čia duok padėsiu į tavo apsikuisti, kur čia varčiukai biški paravėti. Nerandu aš, kur tie varčiukai rūpūdžia, nu. Prašygi, kad tu leukadija, kad tu svetimus kapus čia knesi. Na, tu išdarinėjai, tai pasižiūrėgi, šeimininis Sereikiškių kapas, nu. Nu, gyvai užrašyta, va, vienas iš Sereikiškių šeimos palaidotas, gyva ąžuolas. Nu, žinai, tave durna paleis, kai į gariūnus, į kapus. Tai arba svetimus kapus išravės, arba savuose prišiks, nu, žinai. Šitą tai gerai, tai duok nors ranką, tada išlipsiu. Nu, gerai, aš tave palauksiu statelėje, nu, gal šaškinsiu, kokiu žaisiu, kol ateisi. Nu, tu rūpūžė. Nu, bet aš nesuprantu, tai kaip mano rododendra šitam svetimam kape. Ale aš įsirausiu, nu. Čia dabar imsiu va šitai. Ale rūpūžė nesirauna. Kas čia galėtų? Labą dieną. Labas. Labas. Jūs ne iš elektros tinklų. Ne. Persižegnokit. Paklausk, ar ne iš elektros tinklų. Klausiau jau, matot, pastaruoju metu pabrangus elektros energija mus labai persekioja elektros tinklai. Jeigu, nu, koks skirtumas, vis tiek mes nemokam už elektrą. Tylik, durinė susems. A kas
čia per maišiukas? Ai, čia, žinokit, yra labai geras maišiukas, be reklamos, permatomas. Gal arbatos? Atsinešit? Ne, suprantat, aš šiaip jau esu šių namų šeimininkas. Šaltas, Marija, man insultas. Nebijokit, tiesiog aš 3 mėnesiam buvau išvažiavęs į komandiruotę ir jūs per tą laiką nelegaliai įsikraustėt. Taip, bet matot, tamsta mes jau čia seniai gyvename. Kokie 3 mėnesiai? Su pusė. Na taip, ir per tos 3 mėnesius labai daug prideginot elektros. Čia to vakarais labai daug mesge. Tai čia tu naktį tamsiam kambarėlį su Zeimeriu lentutės pjaustai. A ką negražu? Pažiūrėk, į tarakonų nėra visi po šaliuotę. Nu, gražu, gražu. Tai va, dėl to aš čia jums atnešiau tokį aparačiuką, kuris elektros skaitliuką atsuka atgal. Aha, kaip įdomu, žiūrėkit. Klausykite šią fazę. Ne, čia žemė. Jį reikia prie radiatoriaus prijungti. A, žemė. Tai jau klausykit, norėjau paklausti, o dar jūs čia ilgai gyvensit? Iki mirties. A, tada gerai. Uždaryk būtinai lygiau duris, aš bijau skersi vėjo. O, dabar gerai. A tai šitas pasirodo yra žemė. Nu ką, suvarysim dabar visą elektrą atgal į stulpus. Na, imk Leokadiją, subūsi žemė. Va. Aha. Na, pasiruošus? Pasiruošus. Varom. Rūpo ženu, nei zebriuką nėra nieko, žinai, aha. Nu, išdalina, žinai, bebrūčiam oranžinius, tai dabar gatvę lengviau pereit negu tą šūdą. Šitą lygiau gal mes, žinai, užsimerkim, varankom kaip tik susikabinę ir lekiam, nu. Kur žengi, tai išprotėjai, nu sena, nuo kvakos varana. Gyvent nebenori, čia kai yra zakon podlasti, žengsi žingsnį liksi be kojų, kai sraigė. Reik pažiūrėk gal aplinkui, kur apeis mane, surišti sinę, niekur negalim žengti. O Jėzus, pažiūrėk, kad iš paskos vaikšta viens, antra para jau pasidarė. Užpakalį. A, užpakalį? Nu, ne ten žiūri, kur tu žiūri, nežiūrėk čia. Aha, nu ką tu, Eligiau, ašgi peripratus. Mani jaunystė, ką čia vienas būriai gerbėjų sekiodavo. Tai man jau labai interesna, tai ko jau čia paskui tave tokie būriai gerbėjų sekiodavo. Atsikogi. Rankas ir širdies parašė. Aha, transplantacija. Nu, nesinarvuok taip, ko čia tau. Ženytis prašė, bet aš visiems atsakiau. Va. Ale tu rūpų, ženu, gaila manęs tamburį nebuvo. Ai, žinai, Eligiau, žiūriu tave ir galvoju, pusamžį kartu gyvenam, bet aš tau dar paslaptis. Tarp kitką man jis prašė kiekvienu dienu ištekėti. Nu, kas jau šitokie susigundę buvo? Matulė su tetuku. Nu, aš viens durnas atsiradau, kad... Labą dieną, Elektra. A, labą dieną. Labą dieną. Nes su tavim sveikinės. Labas, aha. Tai kas čia dabar, Eligijau, toks? Na, žinai, nemačiau niekad tave taip susinarvavas. Na, čiagi mes su juom vakarą šaškėm žaidėm. A, čia va šitas. Tavo antrą vyrą, 4 žmonos, 1 vyras. Nu, Leokadija, tu visai nukvakus, savini. Žinai, ką aš neki, mes su juo šaškėm vakar iki iš naktų žaidėm, nu. A, šaškėm. Tai kuris kurį dabar? Nu, prie ko čia dabar kuris kurį? Sakau, šaškėm žaidėm.
Nu, Eligijau, klausyk, nu būk džentelmenas. Na, va, tuo pačiu patikrinksime. Gerai, perėsime, nu, davai, lenkis. Ale visą gyvenimą pati, Nu, davai. Eik, aha, nu, eik, va. Normaliai, na. Tai, Leokadija, tai, kaip man pereit? Štai, mėly žiūrovai, matote, kokia yra situacija mieste su mūsų. Na, va, štai tokia yra savivaldybės valia ir mes norėdami, kaip, žinot, norėdami, kaip sakoma, išreikšti tą, va, taip, ne visada spėja ir žiūrim reklamą, kol kas, duokit. Nu, Eligijau, nu paskubėk, nu kaip pavėluos, mano lėktai senas. Aš žinai, ką, Leokadija, Maruts, kad tu bereikalą man liepėjai užsidėti tą naują lelijavą šavarką. Taigi klausyk, nu kiek gražus šavarkasgi, nu žinai, pasipuoš šitaigi mūsų mėgiama spalva. Ir sakau, Eligijau, tu nepamiršk, kur mes einam į teatrą. Nugi šitai retai, nu kas? Nenuspalvykę gal ir nieka jaunatviška tokia, supranti, žiaurią naujieną tau turiu. Aš aigi bilietukus į teatrą, nu, švarką tam bestončikę palikau. Jėzau, kaip silpna pasidarė. Dinsanam švarkiuke liko. Eligijau, klausyk, laikyk, mani biški laikyk, Jėzau, kaip ne. Ai, čia pakryta, žiūrėk, aš tave paveduosiu, žinai, valakari dins irgi anam švarkiuke liko. Nugi neskaučiu, ne taip stipriai, nugi klausyk. O, biški geri. Stot! Čia tu pasakei. Čia mum abiem pasirodė. Gult! Žinai, ką gulk, nes dar bus blogai. Aha, dar viena iš mūsų tikrai dar išžagins. Ale savijauta, kai rusas užėja. Visų kūnų jaučiu. Eligijau, Ale, kur tavo stikliuks? Na, žinai, Leokadija, radai laiką klausti. Išgėriau vaistukus su lykeriu ir palikau ant bufetą. Ale, tai dar nesgi ne to klausiu. Šliaužt! Žinai, man intuicija sako, kad geriau šliaužt. Žinai, man atrodo, kad tavo intuicija gerai sako. Man atrodo, kad žinok, mus gal ir suspardyti. Nu, šliaužiam. Šliaužiam. Eligijau, jeigu mirsiu, tai tu man atleisk. Jeigu kas ne taip, žinok, ir aš tau visas klaidas ir nuodėmės atleidžiu. Užtilk tu anksti apie mirtį, šliaužk tik. Šliaužk. Seniukai! Seniukai, kas yra, a? Ką? Bloga? Klausa bloga? Čiom be fų? Sėdėt? Aš čia su šuniu treniruoju, žiūriu, abudu šliaužėt, na? Čiom be fų, paleis vaiką! Fų, atnešk! Na, ko čia šliaužėt? A? Eligijau, ko čia mes šliaužiam? A mes čia garbusis kirminiukų ieškam. Varyk iš čia, būda šunį suspardysim. Aha, va teisingai, lėgva, kaip atsistos, matoj. Na, gerai čia. Ramykis man, gerai. Čiom be vaiką paleisku. Fū, sakau, fū. Gamajam lubas reik dažyti geltoną spalvą. Perkūnais nupjazas buvo, nugi sakau, megamajam lubos turi būti žalios, gamtos spalva. Jėzus, kas čia prabėgo? Bet tu mani juokini, a geltona reiškia yra ne gamtos spalva, nu. Nu, žaliai reik dažyti aliejiniais, ką mažiau įsitepta. Nu, tai gerai, geltonais galim, aliejiniais. Į ką jau ten įsiteps, į ką ten valyti.
Nors, žinai, Leukadija, gal tai teisė. Gerai bus miegamajam geltona. Ale mano giliu nustebimu, kaip tu čia greit sutikai, kaip niekad. Supranti, Leukadija, aš taip čia permečiau mintį, kad miegamajam lubas dažniau matai to. Aha. Nu. Tai kodėl jau? Na tai žinai, kad tai Leukadija ta provincialė. Oi, kaip netikėtai suspaudė pilvą apačią. Nereikėjo visų avižinių sausainių suryt. Einu užsidėsiu grilką. Negalim dabar sakyti griel. Gal kodėl jau? Todėl Marijampolė dabar nustatė, kad reikia sakyti termoforas. Kirčiuojas kai rošforas, dešinysis ant tų. Ant kurių? Ant anų. Oi, kaip gelia. Ale šitą Leukadiją klausyk, aš tau geriau duosiu mūsų šitą Bonifacą. Tai iš kur čia šitas gyvulys pas mumi namie? Nu, iš kur? Nugi 50 metų jau gyvena pirmą. Atsimeni, kai tau iš Vidurinės Azijos vežliuką parvežiau. Ai, atsimažukas toks. Nu, taigi matai, vaikai išauga. Tu tik gerai, tai ką man su juo dabar daryti? Tu ant sopamos vietos uždėk jį vietoj grielkos. Va, tai žinau, kaip ranka nuims. Aik, tu iš kur žinai? Taigi aš visą laiką ant radikulytą dedu, nagi skausmą, kai ranka nuima. Nagi daryk duris, davai, aš tau įmėsiu to gaudį. Mes gerai, juo biškybėjo. Nu gaudyk, vis tiek rūpui aš labas žaliai išdažysiu, da su raudonais taškais, kai išprotėta. Kas te per garsai, Leukadija, po perkūnais, ko reikia katinėlis? Jėzus Marija, kas čia tau, Jėzus, ką su žvėreliu padarei, nu? Nieko. Aišku, Jėzus, nu tai už ką sudraskė liūlį taip, nu, tai ką tu su juo darei? Nu tai ko tu dabar kliki, kaip liepiai pasielgti su grielka, taip ir padariau. Termoforą reiks. Nu tai kaip aš sakau, iš pradžių, kai už pakaliuką švelninkiu šau piltuvėlį, dar myk švelniai sumurkė. Po to, kai atverčiu, pradėjau pilti karštą virintą vandenį, nu visiškai sužvėrėja. Dorinė. Ale vis tiek aš tave